Mylima žmonių šeima, pilna džiaugsmo, kviečiu kiekvieną atskirai ir visus kartu šiandien žvaigždžių sėklų pranešimų priėmimui. Kad galėtum pilnai priimti šias energijas, susikoncentruok į savo kvėpavimą ir širdį. Jausk savo širdį ir jausk savo aš esu dabartį. Jausk savo širdies spindėjimą ir savo sielos didumą. Jausk savo asmeninę spindėjimo jėgą. Taigi, pradėsiu kviesti žvaigždžių sėklas, kad jos su savo energijomis mus palaikytų energijose, kuriuose dabar tu randiesi. Pasinerk, kiek įmanoma giliau į žvaigždžių sėklų energijas, nes tau tai įmanoma. Aš buvau išrinkta atlikti šį pranešimą. Nešu šią šviesą aukščiausiojo sąmoningumo iš dieviškos meilės šiandien dėl tavęs. Atėjau mums visiems kartu čia esantiems parodyti, kad esat sujungti ir giminingi su žvaigždžių sėklos energijomis. Aš suteiksiu jums galimybę tai pajausti. Aš kviečiu jūs pajausti mano energijas, kurias aš surinkau iš savo draugų žvaigždžių sėklų. Mes kviečiame tave pasinerti šias energijas. Taigi, susikūrė žvaigždžių sėklų kilimas, kuris tave neš minkštai ir švelniai. Ir jei tu esi pasiruošęs ir sau leisi atsistoti ant šio kilimo, tuomet šios energijos susijungs su tavimi. Atlik tai su vienu giliu įkvėpimu ir tuojau pat tu būsi pakeltas ir nuneštas ant žvaigždžių sėklų kilimo. Jausk šias energijas. Pajausk ypatingas energijas. Jausk šią ypatingą šviesą. Jausk ypatingą išmintį. Pajausk visas energijas, kurios nori su tavim susijungti. Leisk savo sielai paprasčiausiai atsiduoti ir mėgautis. Tu jausi tiksliai, ar šios energijos tau svetimos, ar yra dalis tavęs. Tu jausi jas šiame momente. Taigi, kai ką dėl tavęs paruošiau, ir taip pat turiu pranešimą. Pranešimą visiems žmonėms šioje žemėje. Mes, žvaigždžių sėklų būtybės, esame labai arti tavęs. Kai kurios esame inkarnuotos, kai kurios esame energetinės. Tačiau visos veikiame kartu tavo naudai tam, kad galėtume aukštesnių dimensijų energijas atnešti į žemę. Jos nukreiptos į tave, jos spinduliuoja švytėjimo jėga ir pasveikina tavo šviesą. Mes norime palaikyti žmones, todėl žemės viduryje mes pastatėme šviesos stulpą. Šis šviesos stulpas šiandieną su tavo pagalba išvystys ypatingą švytėjimo jėgą
ir jis bus taip išdidintas, kad šios energijos tekės visu žemės paviršiumi. Mes kartu apkabiname šį šviesos stulpą, siunčiame visą savo meilę, šviesią šviesą su tavo pagalba į žemės širdį, į šviesos stulpo centrą. Jei tu nori, susijungti gali su žemės centru. Tu gali jausti šią didžiulę meilę, kurią tau jau paruošusi yra motina žemė. Taigi, pasineriam visi kartu į šią pačią nuostabiausią, giliausią meilę. Ir pakelkim šią meilę aukštyn, šiuo šviesos stulpu, iki pat žemės paviršiaus. Ir tenai išsiplečia ši šviesa, meilės šviesa. Ši meilės šviesa yra mūsų bendras palaikymas visiems žmonėms, kuriems šiuo metu sunku. Ši šviesa paliečia sielas tavo brolių ir seserų. Jie atveria širdis jų. Jis suprasti padeda, kad viskas pasitarnauja absoliučiai viskam, kas yra. Kad mes vienas kitą atradome dieviškoje šviesoje. Mes norime perduoti tai kitiems, norintiems šio pakilimo. Įteka Dievo meilė iš visatos, susijungia ši šviesa su Gajos šviesa ir susikuria meilės apsiaustas. Apsaugos apsiaustas aukščiausiojo sąmoningumu. Ir jei tu esi pasiruošęs, tuomet leisk sau pačiam pajausti šį apsiaustą ant savo pečių ir pajausk, kaip tu sujungtas esi su motina žeme ir aukščiausiaja Dievo meile. Šis kelias yra dalis tavo egzistencijos, nes tu esi visuma visko, kas jau yra. Ir žinok, kad ir tu nemažiau svarbus esi šioje šviesoje. Tu gali pats viską pakeisti ir transformuoti į aukštesnės dimensijas. Tu gali šią šviesą įtraukti viską, kas iki šiol vis dar yra žemesnių vibracijų. Užsidėk šį apsiaustą visuomet tada, kai esi pasiruošęs nuveikti didelius darbus. Su didelė meilė į tave žiūri žvaigždžių sėklų broliai ir seserys čia susirinkę. Mes visi padėkojam didžiausioje meilėje už veikimą kartu. Auksiniai žvaigždžių dulkės absoliučiame dėkingume atsisveikina su tavimi pilnus džiaugsmo.